Aristotelio politinės minties dvasioje sakoma, kad skyrybos šeimos gyvenimui yra tai, kas pilietinis karas valstybei. Šeimos ir santuokos suskilimas niekada neprasideda staiga. Jis bręsta iš vidaus, tyliai ardo bendrystę, kol galiausiai tampa matomas išorėje ir jaučiamas. Evangelijoje skaitome žodžius: jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Pasižiūrėkite, žvilgsnis, kuris nustoja būti pagarbus, tampa pasisavinimu. Kitas žmogus nustoja būti asmeniu ir tampa objektu, patenkinti savo norus ir troškimus. Jėzus atskleidžia esminę moralinę tiesą. Nuodėmė prasideda ne veiksme, o širdies sprendime. Ten žmogaus gelmėje, kur niekas nemato, gimsta nedorumas ir nuodėmingi sumanimai, kurie po to realizuojasi. Kai pyktis širdyje yra nužudymo pradžia, taip geidulys yra svetimavimo pradžia. Tavo ar mano išorinis veiksmas yra atspindžių, kas jau anksčiau įvyko tavo viduje, tavo širdyje. Brangus broliai ir seserys, kurie klausotės Efata kanalo, Jėzus šiandien parodo, kad tikrasis mūšis vyksta ten, kur gimsta sprendimai. Juk nepuolame į sunkų nuodėmingą veiksmą staiga. Jis pirmiausia įsitvirtina mintise, žvilgsnyje, troškime. Moralinis blogis atsiranda tada, kai žmogus apsisprendžia jam pritart, o vėlesni veiksmai tą blogį tik sustiprina ir padaugina. Tačiau Jėzus tai sako ne tam, kad pasmerktų, bet tam, kad išlaisvintų mus. Jei nuodėmė prasideda širdyje ji gali būti sustabdyta. Ten, kur žmogus dar laisvas pasirinkti, ten įmanomas atsivertimas. Ištikimybės, tyrumo ir santykių apsauga prasideda nuo sąmoningo širdies budrumo. Pagalvok šiandien, sustok ties viena mintim, kur šiandien vyksta tavo tikrasis mūšis. Ar jį atpažįsti savo širdyje? Ar saugai savo žvilgsnį, mintis ir troškimus, ar vis dėlto leidi jiems tyliai ardyti tai, kas tavyje ir tavo santykiuose yra šventa. Palaimintos dienos ir vaisingo apmąstymo.